Jono Evangelijos 2 skyriuje mes randame istoriją, kaip Jėzus vadovaudamas įstatymo papročiais atvyksta į Jeruzalę švęsti Paschos. Pascha – žydų šventė, kuri primena, kad Dievas juos išvedė iš Egipto vergovės. Atėjęs į šventyklą jis randa prekiaujančius jaučiais, avimis, karveliais ir net pinigų keitėjus. Pakartoto įstatymo 14 skyriuje mes skaitome nurodymą žydams aukoti savo derliaus dešimtąją dalį, kaip padėka Dievui. Bet jei šventykla yra toli, jiems buvo leidžiama parduoti derlių ir atvykus į Jeruzalę vėl nusipirkti galvijų bei aukoti viešpačiui. Kaip ir labai teisinga ir protinga. Tačiau žmonės yra žmonės. Jie gerą panaudoja savo gerovį statydinti. Jie pradėjo prekiauti pačioje stovykloje, o ne turguje. 15 eilutė. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo juos visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus ir išvartė stalus. Jėzus pasigamina iš virvučių rimbą ir išveja prekybininkus. Vietoje šventos vietos, kur žmonės turėjo garbinti Dievą, jie prekiavo ir dar sugebėdavo apgaudinėti pirkėjus. Vyko visiškai priešingai dalykai šventykloje. Vietoj garbinimo prekyba ir apgaulė, vietoj giesmių prekybininko labai garsus klegesys, vietoj Dievo žodžio apgaulė. Šioje žemėje yra tik viena vieta, kur yra Dievo šventykla, tai yra mūsų kūnai. Jūs esate Dievo šventykla, rašė apaštalas Paulius 2 Korinties laiške. Šiuose mūsų kūnuose mes savo gyvenimus atidavėme Kristui, tenai apsigyveno Dievo šventoji dvasia. Krikščionys, saugokimės, kad nepakliūtume į nerūpestingą ir nepagarbų tuometinį žydų elgesį, kaip dažnai garbinimas Dievo namuose yra išniekintas pasaulietiškomis mintimis, tuščiomis vaizduotėmis, o malda užgniaužiama pačioje pradžioje. Ir argi širdis Dievo šventykla dažnai nėra taip perpildyta kitų dalykų, jog vyrauja pasaulio garsai, o Dievo balsas yra negirdimas ir jo neįmanoma atskirti smarkiame ūžesyje. Tokiose širdise nėra tikro šventumo. Tokiais atvejais dvasinimas, garbinimas nebeegzistuoja. Pramogų vietų vaizdai ir garsai dažniau užgniaužia garbinimo šventumą. Atsigręžk į Jėzų.